kiek miego reikia? Žinau, sakys 8 valandas. O žinot, kad naujas tyrimas yra, kad moterim tai jau ir 10 ir 11 reikia. Aš tai nesutinku, iš karto sakau, aš net nežiūrėjau to tyrimo. Aš galvoju, jeigu mes miegotumėm 10-11 valandų kiekvieną dieną, mes atsibūstumėm Buratino pusseserės, sustingusios visus. Bet šiaip, ne apie tai. Kitą norėjau pasakyti teoriją, kurią aš išgirdau prieš 10 metų ir man labai padėjo. Būtent teorija apie miegą. Tai idėja yra ta, kad mums miegas reikalingas vieninteliu tikslu, kad sustabdytumėm įsibėgėjusias nemalonės mintis. Ne tam, kad mes perkrautumėm organizmą, kažkaip atpalaiduotumėm raumenis ar kažką dar padarytumėm fiziškai. Tik tam, kad sustabdytumėm įsibėgėjusias nemalonės mintis. Kodėl? Todėl, kad kai mes veikiami streso, mes keliam įtampas savo organizme ir trukdom jam atsipalaiduoti, persikrauti ir bandom viską padaryti, ką mes norim padaryti. Tuo tarpu, kai tu nusiteikęs gerai, tu niekam netrukdai ir tavo organizmas gali padaryti visą darbą, kurį turi padaryti, net ir tuomet, kai tu būdrauji. Na, pavyzdžiui, prisimink save, kai buvai įsimylėjęs. Pačios pirmos dienos, kai viskas ant bangos, tu gali per naktį šnekėti su to žmogum ir nėra nuovargio, todėl kad skrendi, ane? Todėl, kad viskas ir taip veikia gerai. Gal ten pamiegosi 3 valandas ir viso gero, užtenka. Tai va. Tai žodžiu, mūsų miego poreikis yra visiškai individualus, bet netgi ne ta prasme individualus, kad Antanui reikia 8 valandų, o Onutei 10 reikia, o dar kažkam ten reikia, 7. Kitaip individualus, kad Antanui kartais reikės 8, kartais 10, o kartais užteks ir 3 ar 4 valandų. Todėl, kad poreikis yra iššauktas streso ar būsenos, kiek tu strese gyveni. Tai va, tiesiog pastebėkim, atkreipkim dėmesį. Va dabar, atostogų metas. Tikrai bus toks laikotarpis, kai nieks neknis proto ir tu tikrai turėsi galimybę išbandyti save, o kaip aš, kiek aš noriu miegoti tada, kai man ramu, kai man gera, kai aš atsipalaidavęs ir jau žinai, kiek tau norisi miegoti, kai daug reikalų ir kai darbe nesiseka. Tai tas mūsų dabartinis miego režimas, taip kaip mes miegam, kad naktį miegam, ten, sakykime, 8 valandas, kas vidutinis statistinis skaičius visai turbūt normalus, turint omeny, kokį mes patiriam, tą gyvenimą, kiek mes streso patiriam. Bet tai, kaip mes miegam dabar, aš manau, kad šita tvarka susidarė grinai iš ekonominių paskatų. Visų pirma, kad mes visi būtumėm atsikėlę tuo pačiu metu ir visi eitumėm miegoti tuo pačiu metu. Tada žinai, kaip lengva reikalus tvarkyti. O kitas dalykas yra taupumas. Taupyti energiją. Kažkada balanas, kažkada žibalą taupėm, dabar elektrą taupom. Tai va, taip pigiau gyventi. Bet ar taip yra geriau mūsų organizmui? Visai ne, nebūtinai. Tai va tas harmoningas miegas būtų tiesiogiai susijęs su tuo, kokia mūsų nuotaika, kuo geresnė nuotaika, tuo miego reikia mažiau ir jisai, teoriškai galėtų būti toks, kad mes tamsiuoju paros metu mes miegam maždaug apie 6 valandas, toliau pradedam kažką veikti, būdrauti, tada prasideda čia nesąmonės, galvoju, galbūt stresas kažkoks užsisuka, tada dienos metu 1 arba 2 kartus snūsteli po, pavyzdžiui, 15-20 minučių, gal pusvalandį, tam, kad sustabdytum vėl minčių inerciją ir vėl eini kažką daryti, kažką produktyviai veikti. Ko mes dabar iš savęs reikalavom? Mes reikalavom, kad mes nuo ryto iki vakaro būtumėm darbiniai, kas yra praktiškai neįmanoma. Patys žinot, kaip būna, apie pietų metą, pavalgai ir taip norisi eiti pamiegoti, atrodo, kad, kažkas atsitiko. Tai va tas atsitiko, todėl, kad pirmą dienos pusę greičiausiai patyrė jau kažkokį stresą ir tau tiesiog natūraliai reikia šitą viršininką truputį išleisti, paveikti kažką kitą, atsipalaiduoti. Na va, pastebėkim. Dėl ko tą sakau? Už tai, kad ir taip daug visokių taisyklių, ir taip darbą reikia eiti, vaikus, sako, reikia maitinti būtinai, ne? Visko daug reikia padaryti ir taip daug yra taisyklių. Tai bent jau apie save. Apie savo organizmą supraskim, pastebėkim, kokie yra iš tikrųjų jo poreikiai. Ir nedusinkim savęs, jeigu gyvenam linksmai, gerai, maloniai, bet niekaip to 8 valandų negaliu išmiegoti. Kas čia su manim daras, turbūt kažkas negerai, kažkas sutrikę. Nesutrikę, tu tiesiog gyveni laimingą gyvenimą.
Aišku, yra visai kas kita, jeigu negali tų valandų kažkokiai išmiegoti, bet labai tau reikia iš tikrųjų 8 valandų, bet tu negali išmiegoti, todėl kad tavo miegas paviršinis, todėl kad stresas tave pakelia 2 valandą nakties ir tavo akis stačios. Nu tai tada nervus reikia raminti. Tada skaidraus proto technikos. Arba nieko gali nedaryti. Visada gali nieko nedaryti. Tai gerai, pasitikrinam. Pabandykit, tiesiog paeksperimentuokit. Visai įdomu.